Pasirodo, aš net ne čia nusukau vakar, važiuodam. Tai labai atsitiktinai radau šitą vietą. Nu ką, įsikrapščiau. Šiaip pažiūrėjau kompe, 4 laipsniai. Nu ir jaučias, kad 4. Bet gerai, pailsėjau, išsimegau, tik ryte jau prabudinėjau nuo šalčio. Tai va, minu į kelią. Ojojoj, kaip šalta. Ajajaj. Esu su 2 kojinėm, su termuške, su kelnėm. Nu daug prisirengęs, su striukė nuo vėjo lietaus. Daug sluoksnių ir vis tiek bele kaip. O vakare prieš užmiegant taip šilta buvo. Dar galvojau kažkaip nesirengt visko. Blemba, šiandien sekmadienis. Nieks nedirbs. Good for me. Ok, jau verdu. Jau man bele kaip karšta. Tik pirštų galai kojų šala, bet į kalniuką įvariau. Ir man pasisekė. Kažin kavas turiu. Ui. Pasvitėlė, teikit. Bonjour. Do you have coffee here? Yes, espresso. Cappuccino? Latte? We don't have it. You don't? Oh, okay. I have just espresso. Oh, okay. Okay, espresso then. Yes. Yes, Anything else? yes. Yes, just a minute. Bonjour. You can make it double if you can. Yes. I don't think it's a good. Not from another capsule, like a... Yes. Like 2. It's just cheese. Okay, so okay. I would like to try it, please. Okay. Would you like hot? Yes, please. Ką, užvalgiom, sušilom ir į kelią. Žmonės tik tai eina šniūrais. Oi, kaip man pasisekė su ta kepyklėlė. Priešais 2 kepyklėlės, nu čia konkurencija gera. Seniūdai. Specialized. Rytas Promise. Wow. Oi, kaip čia. Kokio grožio šalia miegojau. Reikia kažkaip nusirengti. Saulė užspigino. Kraunas lempa, nu šitas laidas yra lifesaveris.
Nes galiu važiuoti ir galiu krauti. Iš žiemos ką tik atėjo pavasaris. Nu ką, po 9:15. Šiaip visai gerai pradėjau rytą. Nu ką, darom kaip prie jūros. Tikriausiai žinot, kad dviratininko apranga dedasi be triusiukų. Nes medvilnė gali nutrinti odą. O čia medžiaga yra specialiai sintetinė, drėgmę sugerinti, kad taip neįvyktų. Greitai išnakšt. Nieks nieko nematė. Kiek laipsnių? 14. Gal viršutinė rūmų gal. Čia nieks nepyks. Opa. O šuo. Reikia apsirengti, jeigu šuo užpuls, tai bent jau su rūbais bus. Paukščiai čiulna. Ramu. Gerai. Kokia buvo miego kokybė? 2 minučių. Puikiai. Labiausiai pikta, kad aš vargstu dėl daiktų, kurių nenaudoju. O kačiuliukas. Arba man reikia dujas nusipirkti. Pirk būčiau šiandien ryte tikrai kokios arbatos išsiviręs. Bonjour. Spėkit, iš kur vėjas. Pirštais nerodys. Žiauriai pučia. Duokit sukilimą man geriau negu vėja. 18,6 vidutinis. Jau galvau 20 dugnas. Tu smurtu. Taip ir kapoji į kalniukus visokius. The answer, my friend, is blowing in the wind. Šiandien bananadienis. O vėjas tai kas? Pučia savo melodiją, minu savo tempuku. Ir tiek. Nu tai surinksiu gal 100 pem. Oi, kaip laukai kvepia. Dar kartais nuo karto pasižiūriu, ar gerai važiuoja. Toks geras įprotis. Nes būna kartais, kad važiuoju, kur akis mato, ne ten, kur reikia. Pučia, pučia. Gerai, gerai, netinginiauk, dirbam. Nemažai ir monotonijos, tai nekantriems žmonėms tai gal ir sunkiau būtų. Bet man tai patinka, man tokia meditacija, gerai galva prapučia, kojam nieko baisaus nėra, nes aš čia tempų kažkokių nevarau. Tik tai kalnai, pozicija, tai kad sprandas visada toksai įtemptas. Kuprinė šiek tiek slegia kartais. Nu, neslėpkim ir užpakalį kartais. Norėtus padėti kažkur minkščiau. Bonjour. Ah putain, magnifique. Ah putain, génial.
D'accord. Super, merci, vraiment merci beaucoup. Damutės. Oh, you're close? Yes. O kodėl aš čia nevalgiau? Pasisveikinkite su kalnu. Pirmoji dienos pusė buvo sunku, bet kas čia dabar pasidarė? Vat kodėl namuojant butus yra svarbu turėti Wi-Fi ir skalbenkę, nes pagal tai dabar filtruojas tik tai. Tai visi geri kiti, jeigu neturi, tai net nebepatenka į mano radarą. Baig! Tas miestelis jau kaip miražas. Bonjour. Ouais, pas de souci. Pertraukėlė. Ragas yra. Biškį keliais metrais per sekundę susilpnės. 7 valandą iš poros valandų. Nesuprantu, dauboja esu ir vis tiek daužo. Bet jo Garmino radaras yra lifesaveris, kad jis man rodo, kai atvažiuoju automobilį, tai tada vairas stipriau sujamu. Šiaip tai va atsipūtęs vidury gatvės galiu varyti visai niekur, čia būtų mėgoti. Nors čia va slėniukas neblogas. Turiu 121, dar 36, 35, 100 pem. Pats tas, turint omeny šiandienos vėją. Ir visko dėka yra, kad anksti startavau. Va, turiu su šiandiena apie 2000 km, liko 1400, tai 7 dienos. Realiai po 200 turėčiau daryti, kas yra labai optimistiška, turint omeny dar 8000 sukilimo. Užsakiau Airbnb, vaizdai gražus. Abu kontrastai šitų namų. Taigas, Vente alla Ferma, viskas iš fermos. Ta prasme, čia piligrimų žygis, čia einu tiesiog. Miestelis apačioj. Ne. Tvarkingai, dviračiam padaryta. Džiugu. Vandens. Kvepia čia pica kažkur. Va. Viskas, valia. Atkeliavau. Blemba. Fainas butas.
Aišku, ilgai jau čia apsistojau.